Nu, rugsėjo 14 valandų yra dabar. 2 valandas 44 minutės. Sėdi mašinai, pajudam į Italiją. Pirmas rimtas sustojimas pusrytukams mūsų. Pirmi pusrytukai. Kokie pusryčiai? Pusryčiai. Pusryčiai. Va. Arbatėlės užsikaitom su muštinuku, va stalą pasiruošim. Biški, lietučio biški. Šalčio. Baigiam sušalti visiškai. Babutį kažkokį slėdį. Va. Österreich. Österreich. Republik Österreich. Publik Österreich. Österreich. Nu va, šiandien jau esam Lietuva, Lenkija, Čekija. Šiandien 4. šalis jau va. Tai kas liko? Italijiki likę viskas. Iki tikslo liko 384 kilometrai. Turim 4 valandas. Nuvažiavom jau apie 1500. Dabar galvoju, kad pavalgyti reik biški. Biški pavalgys. Biškutį. Vakarinikis. O kiaušiukai verd kiaušiukai. Va. Viens prasproga kiaušiks. Nežinau, ką čia žmona daro ant to medžio užsilipus. O tu vagi ką nors? Austrijai randamas. Vidury Austrijos kažkur. Pasisveikink, sakyk labas rytas visiems. Šaltas rytas visiems. Va. Pirmas mūsų rytas. Bandom atidaryti, pažiūrėti, kur gyvenam. Nu. Startantis. Va, čia mūsų vaizdas į pasaulį. O, vakar nematėm nieką atvažiavę. Tai dabar turim pamatyti, kas darosi. Nu, žmona, komentaras apie pirmus gamybinius pusryčius. Komentaras, kaip pavalgėsi. Va, kaip mes kaičiam vandenuką. Gerai parodė, kokios Kepsim kiaušinienę. Va, atsibūdom. Ten kažkur balionas skrenda, ten toli. Va. Miegojom čia. Kur ten buvo? Čia mašina buvo. Va. Pirmas mūsų rytas. Atvažiavom, nematėm nieko. Juoda naktis. Užmiegojo visi. Juoda buvo briedis su dideliais Briedis buvo didelis. Nubėg ten, kur nubėgo briedis, ten mes mašiną pasistatėm. Tai darom. Kavelė jau laukia kažkieno arbato daržovių. Nu, kur atvykom? Labai gražiai. Prie bažnyčios atvarėm. Nu, dabar pažiūrim, kur atvykom. Va. Va. Kai čia viskas, matai. Norėjus parduodyti, kokio žalumo vanduo. Galvojom, gal paskui nebesimatys taip žaliai. Tai va.
Čia ne žalumo, reikia sakyti, o turkio, čia turkio spalva yra šitą. Koks vanduo ir valtelis plaukiai. Saulutė pasirodė. Pasirodė jinai jau seniai, bet per kalną pagaliau išlindo. Koks ten šiliukas mažas, žiūrėk. Taip ir einam, va, su žmona tapu to keliu. Einam pažiūrėk, kur kunkuliai sudėti yra. Va, tiek akmenukų. Ten einam ant aukščiausių uždėsi dar vieną. O pavyks. Jau reikia neužkliūt, neužverst ką nors. Nu, galima. Aš pati tokia maža. Nu. Ui! Uždėjom. Valio! Žiūrėk, ten debesukas pakibęs ant kalno. Toliau matai ten to salvo. Nu, bandysim eit kažkaip biškį aplinkui, va taip visą. Ten trobalė, kur matosi. Ėjom čia aplinkui, ėjom čia aplinkui. Va čia Toliau atėjo. tęsiam aplinkui. Einam toliau. Nedidelis produkšiai ir toks. Va. Ežeras. Lago. Deep Briar. Va. Briar ežeras, ane? Gražu, man kažkiek primena. Žinai, ką primena man? Man kažkiek primena Rengėnus. Tiek. Ta gamta, vanduo, Prie Minijos. prie Minijos. Nu. Buvom aukščiau, bet man žmonė nepaspaudė mygtukų filmuoti. Nu ką padarysi? Nu ne visiems visą laiką sekasi, nu, būna, kad nesisek žmonėms. Nieko nepadarysi. Dažnai pamiršta paspausti mygtuką. Žmona sakė, kad reikia nufilmuoti, būtinai reikia sustoti. Nu, sustojom. Tai dabar su žmona. Va. Žmona! Nu tai tuoj, va, pravažiuos mašinikis, aš parodysiu, kodėl reikia jį nufilmuoti. Nežinau, kiek čia video matysis. Bet, nu, žiauriai gražu. Čia visur, kur važiuoji, ten nesąmoningai gražu. Ten namuks va, ant kampuko toks. Nu kai. Va, čia mūsų durangiuks, žmonikė. Nežinau, kas vyksta, bet kelias uždarytas, sraigtasparnis pakilęs. Lyg kažką gelbėtų, nes gelbėjimas sraigtasparnis. Nežinau, kada čia pajudėsim. Tai va, ką tik sužinojom, kas čia vyksta. Du motociklai susidūrė, sak vienas užsidegė,
tas raiktasparnis išskraidino vieną žmogų. Tai dabar nežinau, kiek čia reikia stovėti. Sak pusę valandą stovi dabar. Kol kas čia kažkas. Ai. Va, atvažiavom pagaliau po visų avarijų praleistų. Va. Bandysim eit biškį ten, biškį aukščiau palaipyti. Gražu žmona. Neturiu žodžių. Lipi. Šiaip atrodė mažiau. Lipi. Ar čia gražu? Pakomentuo žmona. Nelabai, ne? Ką? Nelabai, ne? O taip. Ten paliko mašiną. O čia viena pusė yra. Čia viena pusė. O čia yra kita pusė. Čia yra kita pusė. Nu negalėjau čia nesustoti. Baisinis vaizdas. Einam arbatėlės arba kavos čia atsigersim. Ką žmonos skanaus? Kapučino. Kavutė. Ledukai. Va, kaip gražiai. Krosasenas. Kavutė. Išvykat. Žmonai šalkusi vėl nebegalėjom, jau važiuoti daugiau. Reikėjo valgyti daryti. Va, kaip čia viskas gaminasi. Ai. Makaronams padažiukas gaminasi. Va. Čia gaminasi padažiukas. Čia verda makaroniukai. O. Va, stalas paruoštas. Austriško alaus dar turiu. Nu va. Laukiam vakarienės. Rezultatą turim? Turim. Makaronai. Va. Nu, guten morgen. Morgen, guten. Antras rytas Italijai, o mėgamasis jau sutvarkyts. Oi. Riaumoja girdi. Vėl. Mašinas dabar važiuoja, nebesigirdi. Ir apsistojom ten, kur gyven meškos. Tik atsibūdom. Žmona sakė, net valgyti nebenori. Žmona sakė, net valgyti nebenori. Tikrai. Nu, čia mūsų dušas buvo. Va. Taip įrengtas. Va. Ant šakos. Nu, tamsu, nefiga, čia nieks nesimato dabar. Žmona biški matosi. Va, po tokių ženklų. Mes matomės biški. Žiūrėk, po tokių ženklų. Va. Toks ženklas, saugokitės meškų. Ir riaumoja, rimtai žinok, riaumoja. Va. Važiuojam kur nors, kur šviesiau biški pavalgysim. Judėsim vėl. Tapu. Va, mūsų rytas prasideda čia. Pabėgom iš savo mėgamos vietos, kur meškos baub pradėjo. Pusryčiausim čia. Kalnų apsupty. Tokia aikštukė. Užkaitėm vandenų karbatai. Sikaisim arbatėlės.
Paskui košytis biškį pavalgysim. Toliau. Nu. Tutu. Po pusrytukų, po košytės, biškį prasivaikštinėjimo. Va. Tokioj viečikiai. Žiūrėkit, kaip saulutė lenda į kalnus, pro kalnus, va. Kaip stuksena saulutė pro kalnų viršūnės. Esam iš tikrųjų pakankamai aukštai. Nežinau, kiek to aukščių čia yra. Bet šalta, čia vėsų 13 laipsnių, 13, 14. Ne, 13 rodo. O vakar, kai buvom nusileidę, buvo 26, vakar jau 26 buvo. Bet vėl pakilom aukštai ir vėl turim temperatūrą tokį nekokį, bet oras tai fantastika, geras iš tikrųjų. Sak, žmona, važiuojam mes, vadinasi, ką čia bedarys, čia nėra ko daryti. Važiuojam, va kaip važiuojam. Čia gali stovėti, prižiūrėti, čia niekur nereikia važiuoti. Atvirukas, čia atviruks ir. Čia yra atviruks, žmona. Dviguba atvirutė, kurią nori tokį ir žiūri. Nu, žiauru. Žiauru, ne? Norėjom parodyti, žmona norėjo parodyti, kokią gatvę, vat, kaip gali būti gatvelė gražiai apsodinta. Viskas gėlėm. Va. Taip, mirga, marga. Va. Grožis. Žiūrėk, ten namukai kaip gražiai kalna. Visur pilna gėlių. Tu čia ateik pažiūrėk, kas čia darosi. Koks čia grožis. Kai gražu. Ten matosi Gardo ežeras, prie kurio mes važiuosim netrukus. Žmona sako, va varom į bariuką. Ką? Į bariuką varom. Ne, nevarom. Nevarom į bariuką. Nevarom. Vis dar varom. Reportažas. Gražus tažas. Gražus reportažas. Nu ką čia daugiau pasakyti? Nu vėl vanduo, vėl kalnai. Nėra ką pasakoti, čia reikia matyti. Bet vis tiek reikia kažką nufilmuoti, kaip paskui nebus atsiminimų. Čia mums stalas, ne, padėtis yra, girdi. Čia mums staliuks ir padėtis. Nu einam, nestovėk, einam, prasuksim ratą ir viskas. Pakomentuokite, jeigu galite. Ką aš turiu tave Komentuokite, ką nors. Pasako, koks ir vyras nuostabus. Labai. Pasakyk, kad nėra, antro tokio milijonieriams nėra. Ne, milijardierius. Na, dar ne, biškai. Nu, koks tavo vyras būtų nusivežęs čia prie to prūdo? Mano. Joks. Mano. Joks vyras nebūtų nusivežęs. Joks Petras, joks Antanas. Čia tik aš galėjau taip atsivežti. Joks Aloyzas. Joks Aloyzas, nieks. Tik aš galiu atsivežti. Rodyti va tokias vietas, va važiuoti tai prie ežerų. Visur va kalnai, matai.
Koks grožis. Gražumas. Antelės, važiuot, vaikšto tenai, žiūrėk. Vaikšto antelės. Galvos nesuk dėl nieko antelės. Vaikšto žuvelis nardo. Savo tokioje aplinkoje gyvena, tai įsivaizduoju. Ir vargo mama. Labas rytas. Biški kažkieno kiemą pasiskolinom. Gaila, kad nemoku priartinti. Parodyčiau, kokią širdelį tenai yra ant stiklo. Visai širdelį paliko. Su tokia širdelė atsikėlėm. O taip yra maudomas. Šilta? Atlėkėm biški dujikį užsipilt. Kiek dujikis kainuoja? Tiek, kiek Lietuvoje. Tai 67 centukai. Patiem užsipilt negalim. Neleidžiu. Vieną kartą bandžiau pribėgti. No. Kaip aptarnavimas negalim taip. Askani? Ką? Montepulciano atvarėm. Viską kalbėjom. Iš šitą, nenoriu iš šitą Jau kalbėti. kalbėjom. Kaip princai karaliai keliavo pro vartus, vau, koks restoranas su paršiuku prie durų. Restaurantė. Tai pasakok viską. Nėra ką pasakot, va. Žiūrėk, vyno pirkti galima. Pulčino. Fatorija pulčino. Čia gal krosanus kepa? Ne. O čia išvis žiūrėk, kiek te kainuoja vynas. Bet čia 3 buteliai, po 3 tik tai. Kokie dylai. Vau. Einam pasimelsti už visus. Želato. Kada paragausim tikrų želatų? Čia girdis kas nors. Jo. Kepurę nusiimam. Nieko įspūdingo. Kodėl? Skulptūros, paveikslai. Aišku, vertinant, kokios jos dažniausiai būna, tai kaip ir paprasta gan. Lipam.
Einam pažiūrėti, kas čia gražaus, kur šitas takas gražus veda. Aha, norėjau tą patį sakyti, kad toj, girdi per vestuvės apkakojo, sako, geras ženklas, tai gal dabar nieko tokio, jeigu apkakos. Biški slidu. Ai. Toskanos slėniai atsiveria. Vau. Belekai gražu. Vau, man jau ir karštą pradeda darytis. Ten kaip fainiai restoranėlis, žiūrėk, apačioj į tą slėnį matos, matai. Smagiai atrodo. Nu, varom vėl virš. Aha, dabar kopsim atgal į kalną. Žiūrėk, kaip gražiai tokie vartukai padaryti ten į viršų eina. Vau. Su kaimynu galėjo Girdis sveiksi sveikatą, kavelę. Čin. O čia Skarų gatvė, žiūrėk, Skaros kabo. Nei. Kažkoks tai matyti jų miestelio herbas. Nupieštas atrodo kaip skara moterims. Su šuniuku ir 2 šuniukais. Online io l'ho vista. Ce ne sono 6, 700. Čia tą gatvę jaučiu kelių kilometrų ilgio tiesiai. Einam. Kokios gėlės numirusios. Na, gražios. O, lėkščių. Vau, čia leidžiamės, einam. Neblogai atrodo. Vėl reikia nenuslysti. Koks pušius didelis. Ir dar vijokliais apsikarlė. Aha. Vau. Žiauriai gražiai. Eik tu savo. Toskanos vynuogynai. Vėl atvirukas, ne? Atėjom į didžiąją aikštę. Baisiai sena viskas čia atrodo. Dar šulinys su gyviais visokiais keistais liūtai, tai liūtai, bet kas tie kiti neidentifikuojamas. Geriam skanius sultis, cheers. Koks kiemelis vėl. Bet čia kaip koks muziejus gal būtų, ne? Ten buvo prie durų įėjimas programo. Ai, koncertų salė. Aišku. Eik, tu žiūrėk čia pačioj. Norėtum gyventi šitam mažyčiam butelį senatvėj. Neblogai būtų terasėlė tokia, bet kad būtų ir langas į kitą pusę, nu. Toskanos laukus, nu. Ten buvo laiptais nulipt galima. Kadangi mums vaikščiot labai patinka. O žiūrėk. Tai galvoju, einam biškį pasivaikščiosim. Koks kalnas. Čiut prasivaikščiosim. Štai grįšiu. Čia tik pradžia. Tai
kadangi esam kaimiečiai, nematėm, kad ir laiptai, va čia. Ten ir laiptai, kur žmonės nusileidžia. O mes apėjom aplinkui ten. Ten už kalno. O tu matai tos laiptus? Nieks nebuvo niekur parašyti. Parašyta laiptai. Nešaukti. Kadangi nėra karšta ir tik tai 26 laipsniai, tai čia nėra. Dabar man vaidenasi, ką, bet manau, kad šitas miestas skaitomas karščiausias. Šitas miestas karščiausias. Čia kur eina, jo ta vieta. Kažkaip man atrodo, kažkas buvo sakė. Nežinau, kas karščiausias. Žinau, kad ir karšta. Biški karšta. Žinau, kad reikės. Pareit, va tuo, į tą kalną reikės pareit. Išleisi liežuvį, reiksi. Va, kur mes einam? Kur mes einam? Mes einam. Žiūrėk. Tikrai ne ten, kur laukai, ne ten, kur slėnis. Mes einam ten. Va. Matot? Va. Va ten einam. Į tą miestelį. Va ten. Va dabar čia turi išbandymą. Jeigu pereini to tiltu, gali eiti į miestą. Nepereini to tiltu, reikia nušokti ir viskas. Tai bandom eiti tiltu. Va. Čia jeigu lauksi, kol kiekvienas pasifotkins, tai gali nepereiti to tiltu. Didelis tiltas, didelis. Čia biški aukščiau ir, aišku, nesimato čia per nutrunką tą kamerą, bet ir biški aukštas. Man kažkokį filmą primena tas tiltas. Nu ne kinų siena, buvo kažkoks filmas, kur tokį tiltą turi pereiti. Jėzau, kaip galvo suka, žiūrėjau. Čia nėra nuo ko suktis. Nu, o dabar lipam. Galit paklausyti, kaip reikia kvėpuoti. Čia nesąmoningas yra įkalnis. Va. Čia toks įkalnis yra. Va, taip. Iš ten. Čia kilam. Kilam. Ir kilam toliau. Nu, bet jau. Išganimo vartai jau šalia. O, pavėsis. Oi, pagaliau pavėsis. Venite da alcune curiosità gratis, non si paga, la promozione Ne, šauk. Allora, l'unica cosa che ti chiede di mettere i posti tu in maniera da fare il Lietuviškai sakyt, suprastum kažką. Supratai? Oi. Nu pakopėm. Dabar reikia išnarstyti, kas čia yra, ne? Oi, esam, žiūrėk. Esam ant tos sienos kampo, va čia, kur stovi visas kaimas. Mažosios gatvelės. Va, išlindom vėl į žmones. Va, kas turi pinigų, tas sėdi bare? Mes pinigėlių neturim ir vaikštom.
Pinigėlių neturime, vaikštomės. Va. Žmona norėjo kačiuko, neišgazdink kačiuką. Filmuosim kačiuką dabar. Kačiukai. Kis, 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 kis. O koks tu gražus esi, kačiukai. Kis, 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 kis. Kačiukai. Nu, kačiukai negriebsiu. Ne, geras esi. Nu ir pirmoji mūsų nakvynė. Ne mašinoj bus, ne mašinoj. Ne pagal mūsų išgalės. Biški tai brangiau negu pigiai. Brangiau negu veltui, va. Tai va, atvarėm čia. Šiaip žiauriai figienų vieta. Uždaras kiemas, va su vartais uždarytis. Už vartų vynuogynai. Ne, alyvuogynai. Alyvuogynai. Aišku, per debesis ten kalnų nesimato. Va, čia mašinikį pasistatėm. Mes vieni, nėra kitų. Čia pats savininkas, tik tai su tėvuku, sakė, per vasaras gyvena. Tai mūsų kambarys ten. Va, vėliau eisim parodėsim, kaip atrodo. Čia va toks figienas kiemukas. Čia man čikita va jau ruošia. Jau paruošia man vakarienį. Bus šį vakar užkandžių vakarienį. Viską turim va. Turim duonytės itališkos su alyvuogėm. Sūris. Niam, niam. Viniuks. Frizanti viniuks. Pjaustytas mėsytės. Vienokios. Kitokios. Alyvuogės. Tuoj bus salotų su burata. Va muzikėlė skamba, žmogus atnešė muzikos. Ko daugiau norėti? Viskas, šilumos kiek? Rodo 26 valandų kiek? Rodo 19 valanda. Nu, čia tipo lauko dušas ir žiūrėk. Geras. Apelsinai aug, matai, da žali. Da žali, bet aug. Vienam žiūrima, ta supinė čia veikia, neveikia. Pabandom. Oi, gal nenulūš medis. Veik, žinokit. Veik, supinė. Veik. Tai va, už tvoros vaizdelis koks. Žiūrėk, čia ir citrinos auga. Citrinos. Nu, visko ir čia. O, ir čia einam į kambarį. Čia mūsų kambarys, be numerį. Be numerį. Kur šviesas įsijungi. Tai va. Čia vainikį. Graži vana, graži. Graži vana. Va. A jungs šviesenybę kokį nors. Tik šitą. Čia kambarys. Čia kambaruks. Be. Toks va kambaruks. Da vienas rytelis prasideda. Ir čia tas rytis, kada miegojom lovoj. Ir varom pažiūrėti, kaip rytis prasideda, koks rytis yra. Atveriam darytis. Kitas.
Saulutė lenda. Oi, kaip gerai, oi, kaip gerai. Pagaliau po ilgo važiavimo vingiais pakalnėm atvarėm. Kažko tipo ieškom turgaus, bet abejoju, čia kas nors bedirbs dabar. 2:30. Baltas miestelis, visi ant paplūdimio kranto, paskui parodys. Esame ištroškę, išalkę, negėrę, nevalgę. Nepaėst susirinkom. Va, vandelerija, picelerija. Čia kaip ant ledo. Kaip akvipo bulkučiom. Radom turgų. Turgų radom. Katras turbūt jau beveik nebeveik. Žiūrim, kas čia bus. O, biški veika, ne kažkas dar. Čia paprikų respublika ir matai, kiek daug paprikiukų yra. Šuniuks. Pomidorai čia nežinau. Atsiprašau, ne taip sakiau. Alyvuogių. Visokiausių. Lavoriamo un sistema del denacciolato che ci permette di estrarre l'olio unicamente dalla lavora delle olive. Le olive vengono private del naccio, dopodiché l'olio è solo Jo, čia labiausiai reikia nevalgysim ateitą, ne? Ką reiškia nevalgys? Va čia sūris geras, šitas tai ne tas, kur praeitą dieną nusipirkom. Čia man atrodo kietasis šitas. Pristatyk, ką nors. Balta uola, prašau susipažinti. Viesti miestelė. Koks miestelis? Viesti. Viesti. Taip. Viesti miestelis. Monolitė Pizamūno. O taip va, vandenuks. Balts akmenuks. Aplamai čia jau namai visi balti. Bus čia tų gyvenimų, tokių verčiančių iš kojų. Škotų iš kojų. Einam, pažiūrėsim arčiau. Galvojau, čia praeisim į tuos kitus objektus. Aha, praeisim, uola gali būti tave su dantim. O kur tie kiti yra? Einam, pačiupinėsim vandenį. O mes prie jūros. Gan seklu, ne? Čia žmogus eina toli. Kaip lėta. O, žiūrėk, koks vaizdas per tą tarpą. Kai gerai. Fuu.
Kartais vaizdas nei tą pusę ir geresnis negu turėtų būti. Va. Čia vanduo, bet man čia nėra taip gražu kaip čia. Sakė žmona, ten gražiau, einam ten pažiūrėti. Pažiūrėsim, tikrai gražiau, žmona tikrai nemeluoja. Ką sako žmona? O Jėzau, čiut neišsidrėbiau. Eik, savo tie balti namai tai. Nu, dabar parodom, kur buvom. Kur buvom? Žiūrėk, kiek atspėdinom į kalną. Va. Tai? Buvom prieš tai, va, ten prie to mėlyno bibuko. Mėlyna. Dabar esam balta. Dabar esam čia. Nu, einam toliau. Buvom čia. Čia mūsų asmeninis su Sauliu takas. Meilės takas. Atsidarėm asmeninį taką. Meilės taką. Ar rodyt kažkai visiems. Nu, visi laiptai širdutėm nupiešti. Visas miestas pilnas širdučių. Va. Čia kryžiuks, jau kam širdutis nebereik. Čia širdutė. Žmonės piešia. Aha. Kur mes čia nueisim? Kas čia yra? Kas čia yra iš viso? Čia net neaišku, kas čia per aparatas ir... Jaučiu, kad jo. O, papa. O, dabar jau reikalingas. Dabar jau mikrofonas reikalingas. Nors ir tas nepadės, nes reik nuo vėjo užsidėti apsaugą. Kaip gatvelė atrodo. Baltis kiečiai sukabinti, žiūrėk. Paprikiukai sukabinti. Kita pusė. Čičitas stovi. Va.
Kaip gatvelis atrodo, ne? Nu ir kaip mūsų nakvynės vieta šiandien. O taip va. Čia miegosim. Ant krantą. Ant krantą. Jūra ošia. Ruošiam stalą vakarienai. Bus puota. Nu, pagaliau atėjo metas pristatyti savo viešbutį ant rato, ne? Tai prašom. Va, šį vakar miegosim čia, o čia yra mūsų miegamasis, va. Erdvės pilnai, užsidėjau užuolaidas, visur užsidedi priekį ir gale. Va, vietos ir tiek, kad kojom nesekiam galo. Ar patogu? Kaip gali būti nepatogu, jeigu 10 comų čiužinys. Tai kaip lovai. Va, miegamasis čia mūsų. Nu, toks. Tukšt. Ką matysim rytoj ryte atsikėlę. Galim parodyti, ką mes matysim rytoj atsikėlę. Atsikėlėm ryte ir matom jūrą. Jūra, jūra ir daug ošimo. Tai va, toks mūsų miegamasis. O kol kas vakarienė. Žmona derin reikalus kaip visada. Su tuščia taurė reikalus derin. Maistelis mūsų. Tai va taip. Va, taip ir maudomės, prausiamės, va. Čia mūsų vonė. Va, labai gera vonė. Čia ir mūsų užsakojo vonios. Valu dantį dabar. Čia miegamasis paruoštas. Va. O taip ir gyvenam. Va. Ir aišku, ošia jūra. Sveikink su žmonėm. Ramų bangas nesidauja. Vėjuko beveik nebėra. Penktadienis. Į šokius varysim šį vakarą. Ai. Rodyk, kokiu štinusies. Tai. Kėsi. Visą kaip kinietiški. O štai, o gražinė užtinėsiu. Kai saulutė lenda iš vandens. Žiauriai greit. Kokį draugą turim? Tėja draugas. Draugė? Draugė? Košytė paruošta. Košytė paruošta.
Šuniukas sėdi savo. Kavytį paruošti. Kokį keliuką atvažiavom prie žmonių parodys. Iškliukas. Jaučiu radom pigiausią degalinę Italijoje. Kuro kaina. 50, nepilnai 7 centai. Dujas. Ir kuras, va. Papa. Taip, o taip sau. Pigumėlis. Miestelis Polignano a Mare. Turistins, žiaurus turistins. Bet va čia yra vis gros, dėl kurio ateina visi. Nu va, einam, bandom nenukristi. Bandom nenukristi, pamatyti visą grožį. Ututu. 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 Ten paplūdimys ir žiūrėk. Oi, kad čia sausa kimšėlė. Oi. Baisumėlis. Ne, bėgam iš čia. Bėgam iš čia, žmona. Nu, buvom ką tik apačioj. Dabar jau ant tilto. Va, už nugaros bugnačių svaro. Nu, didesniam turistinė kol kas nebuvo, mane. Buvom prie Gardos ežero. Nu, ten nebuvo tiek žmonių. Čia išvis yra. Čia išvis ir turis ten tintynos. Einam čia. Kokia alėja. Tavo mėgiama alėja. Čia yra rojaus vartai. Ne Mindaugo rojaus, o normalaus rojaus.
Rojaus vartai atsivėrė. La, 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 la. Ką čia duoda? Duoda 2 aperolius ir užkąsti duoda. Arba išsinešimui. 2 aperoliai ir užkąsti taip pat. Kadangi mano žmona negeria aperolių, tai aš liksiu irgi negersiu. Šiaip 7 eurai aperolis ir brangu čia. Brangu labai. Labai brangu, žinai. Sandalų gali nusipirkti. Arba į Turistyną ateit. Vabbè, vabbè. Vau, 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 vau. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Dar vienas vaizdų darinys. Thank you very much. You're welcome. Yeah. You want also? Yeah. Wow. Yeah, we'll do it. Yeah, we'll do it. No worries. Biški rankytės dreba, ne? Aha. Va, viewpointas visas. Va, viso miestelio šonas matosi. Kas ten per skylės? Žiaurumėlis. Žiaurumėlis. Mes vėl atvarėm kažkur į miestelį, kur visi stogai yra iš akmenukų tokių. Parodysim, bet pirmą norim atsigerti, kažką žiauriai norim atsigerti. Nu, jeigu, sako, žmona prasideda čia, tai einam čia, prasideda tada. Kaip vadinasi? Trulių miestelis. Trulių? Albero Bela. Trulių? Va, tokie stogai visi. Kadaise žiūrėjom per teleku, žiūrėjom. Dabar patys va matom. Makaronų. Vabbè, te ne pure compri il piano.
Tieni il numero esatto col numero lì. No, l'importante è che posso fare io. Va taip čia viskas, matai? Žmona, tu matai iš viską nors kaip čia viskas. Ne, reik nieko žiūrėti, reikia eiti. O, kaip čia atrodo gerai. Kaip čia gerai atrodo. Ir čia gerai atrodo. Nežinau, kur eiti. Į viršų. Čia. Ta solsta che va a tomber. Atrodo nesibaigs šitie namai. Cum e gălbuit, dacă tot o face. Nu e ca și cum e altceva, nu? Ori a avut un activist sau ceva cu fel de cu poate rămas sus. Vaizdelis ant stogo. Visas kaims ant akių. Ir žmona ant akių. Ir stogai ant akių. Va, ant akių stogai. Visai nieko. Įdomiai. Žmonos svajonė išsipildė pagaliau. Žiūrėk, Kanolis. drebančiom rankom kapučinas padarytas su Kapučino. pilna lėkšte O. kavos. Antras kapučino ir krosesantus. Sugalvojau pavadinimą šitam kaimeliui. Čia yra Kunkolinių kaims. Va, kunkoliniai namai čia yra. Nes ant kiekvieno stogo yra po kunkoliuką kažkokį. Va, kiekvienas namelis turi kunkoliuką. Kunkoliniai namai. Kunkoliniai namai. Ką čia mal, kažką mal čia. Mal. Tu pakomentuot galėtum ką nors. Kas, nu gaila, kad išvažiuojam jau iš to. Gaila, ne namo te važiuojam. Nu, bet man gražu labai. O Jėzau, da kiek bus gražu visur. Tu pasilik, aš rytoj paimsiu tai. Kad negrįši čia. Nu, dėl tavęs gal grįšiu. Žiūrėk vynuogį kiek veža. Lamborghini, čia kaip Fausto variklis ir Lamborghini mašina. Žiūrėk ką veža. Žodžiu, pareinam prie savo mašinas. Įspėkit, ką randam. Neatspėsit gyvenime.
Prie savo mašinos randam pamestą kūdikį. Bumt! Blemba, svajonių mašinų. Gal įsivarom į vidų? Tu sau. Kai gerai jos abidvi čia atrodo. Tanks prieš skrusdėlį. Nu čia geras vaizdelis. Nu į kur mes šį vakarą apsistojam? Sode. Sode apsistojom, bet ne savo. Ką sakai, žmona? Pasiskolinom kažkieno sodą. Pasiskolinom sodą. Pažadam palikti, kaip atvažiavom švariai. Va, stalą ruošiam. Ruošiam stalą. Kas ant stalo? Kas ant stalo? Kas ant stalo? Peronį. Šaltas peronį. Va, turim tokį sodą. Didelį. Kur mėgamas stovi? Mėgamas šiandien stovi. Čia stovi mėgamas. Saulė priparkuotas prie sodo. Ko daugiau norėtų? Ką turim sode? Turim alyvmedžius. Turim figų medžius ir prisirpusių. Pilna yra. Net valgyt nebenorim. Va, žiūrėk, čia dar neprisirpusi figa. O ten skynėm ką tik prisirpusis, va. Matau. Va. Čia prisirpusi jau pagedus figa. Ką tik skynėm, valgėm su žmona. Prisirpusios figas, va. Čia va matosi lindus prisirpusi figa. Čia matosi irgi prisirpusi figa. Va, čia ir dar viena graži prisirpusi figa. Va, bitučių yra. Tai va, toks sodelis pas mumis. Ir čia mūsų stalelis. Gaminsim vakarienę. Šį vakarą vakarienė bus makaronį. Verda makaroniukai. Žmona gamina salotas. Kaip žmona sekasi? Pasisekė. Kam pasisekė? Pagaminau. Man pasisekė, tau pasisekė. Man, tau dar nežinau. Man sekas, bet tuoj pradės bėgti viskas. Kur bus makaronai šiandien? Makaronai šiandien bus su boloneze. Kad ten nustoja virt, man atrodo, ne? Boloneze ir parmedžiano tarkuotų sūrių. Laukite rezultatą. Volia! Turim vakarienę. Makaroniai. Makaroniai. Saloti. Makaroniai con parmigiani. Ponedžianis. Niam, 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 niam. O tai prasideda mūsų rytas. Tuoj saulutė. Tuoj saulutė išlys. Kiek turim valandų? 6:15. Pusryčiai beveik suvalgyti. 6:15. Va, švieselis mūsų, to jų nebereikės, nes jau beveik suvartuota viskas. Arbatinukas atšalęs. Liko krosesentukas. Su arbata. Na, čia dar turim va supjaustyti arbūzą. Tuoj saulė apšvies mūsų miegamai. Neįrašinėjau nieko, dabar tik pradėjau. Nuo pat pradžių neįrašinėjau. Ne. Tu tikrai esi nenormalus. Nu, kartuojam visą informaciją. Va, turistai atvažiuoja į miestelį. Tada, kai visi miega, arba dar tik keliasi. Dar turistų nėra. Mes pirmieji. Išvažiuosim tada, kai pradės turistai važiuoti į miestelį. 7:30 dar nėra. 7:25. 26. 26 tai galbūt. Va, einam į senamiestį.
Nu, laikykitės, turėsim vaizdą kažkokį. O čia pro arką įeinam. Ir tada matos visas senovinis kaimas. Eik tu sau. Eik tu sau. Kaip atrodo. Ir žiūrėk, čia žmonės gyvena visur. Eik tu sau. Kosmosas. Nu, keliaujam dabar žemyn į tą miestelį. Ten galim pavaikščioti, tai varom. Vieni patys išsipirkę esam pasivaikščiojimus. Žmona! Čiut neapsivožiau. Via Rosario. Žodžiu, dirbu ir filmuotoju, ir fotografu. Dybas. Žodžiu, ir telefonas, ir kamera, ir viskas. Grinai fotografs. Grinai. Įda nemokamai, nieko net negaunu. Net nieko negaunu už fotografavimą. Žiūrėk, granatūnai. Žiūrėk, kokie beibai. Granatikai. Kokie mažyčiai. Čia specialiai matyti dekoratyvinis granatų medis. Geras. Prasprogis biški. Taip eini ir pamatai va tokį. Čia privatus kiemelis, va taip atrodo. Čia aišku mašina stovi ir taip atrodo. Taip gyvena žmonės. Svarbu ir neviršyti greičių. Ant 30 galime eiti. Kai gražiai ta saulė apšviečia tą visą miestelį. Kaip mes su žmona gražiai atrodom. Galiu už papą paimti. Čia reikėtų užlipti. Mačiau. Vo. Nu da, aukščiau. Ir dar aukščiau.
Biški žiauru. Biški žiauru. Kur žmona. Bet tai vaizdą kokį turėsim. Oi, oi, oi. Nu, dabar ruoškitės. Pristatom jums. Ką čia pristatyti? Čia reikia rodyti. Bum. Tu savo. Eik tu savo. Baisenybinis reikalas. Atsimenat, prieš valandą atėjom čia, nei vieno žmogaus nebuvo. Žiūrėk, jau čia prasideda šaršalins. Jau žmonių judesys, visi jau lend, visi iš visų kampų, nes pamatė, ką mes išeiname visi išlindu, nes bijojo visi ateit, kol mes atėjom. Va, laiko atvarėm, visada reikia lankomus objektus reikia varyti 7 rytą. Atvarai 7 rytą ir viskas ramu tada. Varom kažkur, gal Sicilijai šiandien atsirasim, nežinau. Atsirasim Sicilijai šiandien. Greičiausiai. Greičiausiai. Jeigu tikrai keltai kiaurą parą kelia, tai... Kiaurą parą kelia, tai keltai. Tai važiuojam. Kas šiandien tavo pietums? Tai kas mano pietums? Rodyk visiems, kas šiandien mano pietums. Va, kas šiandien mūsų pietums. Lavašai. Druskytės reikia, žmona. Pasiekėm Italijos pačią apačią, kur susijungia 3 jūrai, kaip ir sakiau. Ir matosi gražuolė sala Sicilija. Da pasakyk, kad atvažiavom per bomžynus visokius, galvojom, kad čia nedavažiuosim. Su priešaky pačiu didžiausiu, aktyviausiu ugnikalniu Europoje Etna. 1, 2, 3. Va gražuolė Etna. Tolumoje matosi. Ten su debesim paskendusiais. Ten. Taip. Ten. Gal. Ne galo ten. Nėra jokių ten. Parodys reikėtas. Ten. Va. Kiek žmonių. Mes žmonių ir dar. Žvejai 2. Eina. Prie valčių. Manęs tai nesitikė. Nu čia jau tiek jūrų, tai vėjas pučia, ui. O jau šiukšlių, kad baisumas neišpasakytas. Etna rami, atrodo rami. Kažkas garuoja, ne, kad ten debesis. Ne, ten man atrodo, kad debesis. Nu, dabar galvoju, rugsėjo pradžioj buvo kunkuliavimas, išsiveržimas lengvas.
Šiltas vanduo. arbata. Vanduo tai kaip arbata, šiltas. Visiškai šiltas.